Legendinis Lietuvos krepšininkas Arvydas Sabonis vėl išbėgo į aikštelę. Sabonis dalyvauja Klaipėdoje vykstančiame Kazimiero Budrio taurės šeimų krepšinio turnyre. Pilnutėlėje salėje 46 Sabonis pasirodė starto penkete kartu su sūnumis Tautvydu Domantu ir Žygimantu bei broliu Andriumi. 2-0 pažymėtais marškinėliais žaidęs Sabonis teigia, kad retai turi galimybę pažaisti krepšinį su sūnumis, tad turnyras Klaipėdoje yra puikiai proga visiems išbėgti į aikštelę. Mes norim gerai praleisti laiką, kadangi prie jūros dar nebuvom šiemet, kai tik gavosi, kad visi sūnus yra vietoj. Taip kad vienas čia, kitas grįžo, žodžiu, trečias atvažiavo ir štai ta proga. Nes taip nėra lengva surinkti visus ir viskas. Ir pabandyti, kaip mes atrodom. Sabonis savo komandos taškų sąskaitą atidarė tritaškių. Iš viso jis pelnė 8 taškus ir džiugino kelių šimtų žiūrovų akis taikliais perdavimais. Rezultatyviausias rungtynėse buvo naujasis pasaulio čempionas Tautvydas Sabonis. Jis pelnė 28 taškus. Kaip pasakė, ir važiuojam, viskas, mes žaidžiam dėl noro. Kaip kiti sakė, mes važiavom kartu pabūti ir viskas, mes čia nežaidžiam laimėti nieko. Ispanijoje daugiausia laiko praleidžiantis Sabonis sakė, kad apie panašius šeimų turnyrus toje šalyje nėra girdėjęs. Debiutinėse rungtynėse Saboniai rezultatu 67-42 nugalėjo Majorų šeimą. Turnyras tęsis visą savaitgalį.